Bendras kraujo tyrimas tai yra pirminis tyrimas, kuris yra atliekamas pacientui, norint nustatyti jo sveikatos būklę. Iš bendro kraujo tyrimo mes galime įtarti ar diagnozuoti daug sveikatos sutrikimų, tokių kaip mažakraujystė, geležies stoka, vitamino B12 trūkumas, folinės rūgšties trūkumas, padeda įvertinti, ar tai yra virusinės ar bakterinės kilmės sutrikimas. Padeda nustatyti infekcinės ligas, galime įtarti alergijas, parazitinės ligas, kraujo ligas, krešėjimo sutrikimus, onkologinės ligas ir daugelį kitų sutrikimų. Tai bendrą kraujo tyrimą reikėtų atlikti profilaktiškai bent vieną kartą per 2 metus, visais kitais atvejais pasitarus su savo šeimos gydytoju pagal paskirtas indikacijas. Bendrą kraujo tyrimą atlikti yra labai paprasta, jokio specialaus pasiruošimo kaip ir nereikia. Pacientas tyrimą gali atlikti bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo valgio. Tyrimo metu paimamas bendras kraujas iš venos ar iš piršto. Ir tiesiog kraujas mėgintuvėlyje turi pastovėti apie 30 minučių, tada specialaus analizatoriaus pagalba mes gauname duomenis. Tai bendras kraujo tyrimas yra vienas paprastas tyrimas, duodantis daug atsakymų. Saulės šeimos medicinos centre bendras kraujo tyrimas yra atliekamas nemokamai.